tai, kas yra čia momente, tai, kas jaučiasi šioje akimirkoje. Ir kol sėdim dėmesio triukšme, kol bandom sėdėti dėmesio prote, kaip jis ten bando rasti begalės variantų, ką daryti, kažkam su mama, kažkam su vyru, kažkam su, nežinau, su giminėm, kažkam su pinigais, kažkam su bele kuo. Mes visą laiką, ką darom, sėdim ir stebim, kaip protas bando, pirmą sukuria kažkokią tai problemą, paskui bando visokiausių galimybių, variacijų išspręsti tai. O gal taip, o gal ten, o gal taip, o gal taip, o gal čia tas, o gal aš bloga, o gal negera, o gal taip, o gal man reikėjo taip pasielgti, o gal taip, o gal taip, o gal taip. Ir įsivaizduokit, ir visą laiką, ir viskas, ir jūs neturite energijos, nes jūs dėmesį viską va tenai sukišat, visą savo energiją, visą savo dėmesį. O gal aš neteisingai jaučiu, o gal aš ten dar kažką ne taip darau. Vakar su mergaitėm per kursą šnekėjom, kodėl mums taip baisu, kodėl mums taip baisu rinkti save. Kodėl mes taip netikim, nepasitikim tą intuiciją, tuo jausmu, kurį mes jaučiam. Kodėl mums tai yra baisu. Kodėl mums tai yra netikra. Todėl, kad buvo užslopinta, buvo nuneigta tiesa, bandė mumis visą laiką padaryti, aišku, iš nesąmoningumo, niekas tai per prievartą, nedarė sąmoningai. Tėvai darė, nes ir su jais tai buvo elgtasi, su močiutėm darė, nes ir su jom tai buvo elgtasi. Kai žmogų daro patogu, jis nustoja girdėti tą savo jausmą, savo intuiciją ir, pavyzdžiui, sako, vaikas nori taip, nori to. Tėvai ten, pavyzdžiui, ar mokytojai mokyklai sako, nesąmonė. Negali taip daryti. Taip nieks nedaro, nedaryk, negėdik. Ir viskas, ir mes užslapinam tą savo intuiciją, savo jausmą. Ir mes tada nustojam prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir vakar kaip tik kalbėjau kursą su mergaitėmis apie tą atsakomybės prisijėmimą. Ką tai reiškia iš vis atsakomybės prisijėmimas? Mums labai atrodo, kad mums kažkas tai čia sunkaus, sudėtingo, baisaus, nežinau, kažkokia liktai kančia turėtų būti. Bet iš tikrųjų, ką reiškia prisimti atsakomybę už save? Atsakomybė tai reiškia atsakyti už save. Ką tai reiškia? Reiškia rinktis tai, ką aš jaučiu, rinktis ir daryti tai, ką aš jaučiu. Ne tai, ką aš žinau iš kitų, bet tai, ką jaučia mano vidus ir nedaryti to, ko aš nejaučiu, to, ko aš nenoriu. Štai čia mergaitės yra atsakomybės prisėmimas už save. Ne tą, ką jums sakė kiti. Prisako, būk atsakingas, prisimk atsakomybę už savo, ta prasme, gyvenimą. O kaip? O tu nežinai net, ką tai reiškia. Net tėvai net nežino, ką reiškia prisimk atsakomybę. Net nesuvokia žmonės, ką tai reiškia atsakomybę prisimti už save, bet sako, užkrauna lyg tau kažkokią tai naštą, kažkokį tai inkarą ir tu nesupranti, kas čia tokio yra. Mus visą laiką, tu turi būti patogi, būk gera, štai va taip elkis, va taip va mokykis, ten neišsidirbinėk, to nedaryk, ten neik, su to nebūk, su tais nedraugauk, ten ta. Ir visą laiką tu darai, tu patogi. Tada paaugliam ateina maištas. Kodėl, pavyzdžiui, paauglystė ateina, nes baigėsi jų tas vaikystė, jiems reikia tapti suaugusiais. Kažkaip tai vairuoti šitą gyvenimą. Ir jiem kyla tie visi hormonai, tas pasipriešinimas. Sako, paaugliai blogi. Neblogi, jie tiesiog prie jos eina viskas, kas buvo užslopinta, kur jie buvo patogus ir geri. Bet tada paauglius dar stipriau laužia, dar daugiau gazdina, dar daugiau juos spaudžia.
Na štai mes paskui užaugom, va tokie visi suluošinti. Ir bijantis mamai pasakyti ne, giminėm pasakyti ne. Jeigu noriu pasakyti taip, bet bijau pasakyti taip, bijom, miegam su savo vyrais lovui, bet bijom būti nuoširdžios, atviros, pasakyti taip, kaip yra. Ar įsivaizduojat, koks absurdas tai yra? Koks absurdas tame yra? Miegu gyvenu, bet bijau būti nuoširdį, nes buvau būti nepriimta, nesuprasta, nes apvarys, apšauks ten dar kažkaip savanaudai išvadins, įsivaizduoja? Tegu būtų prisimk atsakomybę už savo gyvenimą. Tai kaip, jeigu visi reikalauja, kad tik būtum patogi jiems, jų lūkesčiams, jų fantazijoms. Ar gali tai suvokti? Kas per nesąmonė čia vyksta? O atsakomybė, tai reiškia, atsakau už savo gyvenimą, reiškia, aš jį kuriu taip, kaip aš noriu jį kurti, o ne taip, kaip nori kitas. Čia yra jo atsakomybė už savo gyvenimą. Kai sako tėvai, prisimk atsakomybę, tai sakai, parodyk pavyzdį, ką tai reiškia prisimti atsakomybę. Ar tai reiškia, kad bijoti man čia yra atsakomybė? Dirbti nekenčiamą, nemylimą darbą, sėdėti arba mokytis to, ko aš nenoriu, čia yra atsakomybės už savęs prisėmimas? Ar tikrai? Nu, užduokit jūs nors, vat, pasėdėkit, nu, bet tiesiog pagalvok, priverskit pamastyti. Bijom kurti savo gyvenimą taip, kaip mes jaučiam. Ir ta mūsų intuicija, tas mūsų vidinis noras, žinojimas ant tiek yra užslopintas. Ir kai jis ateina, mes jo nesirenkam. Nes jis buvo nuneigtas, apvadintas savanaudiškumu, belekuo. Kai vaikas, pavyzdžiui, kaip pat vakar šnekėjau, vaikas nenori dalinti su kitais vaikais, pavyzdžiui, kažkokiu tai žaislu arba skanėstu. Pažiūrėkit, kaip iš karto, ai begėdis, ai negražu, reikia dalintis, reikia dalinti. Vaikas tiesiog nenori. Čia jo ribos yra. Įsivaizduokit, kad tas pats ateina, pavyzdžiui, pas jūs ateitų žmogus ir sakytų, paskolink man savo mašiną kuriam laikui. Tiesiog duok man, pasidalink. Sakytum, va. Bet vaiko kažkodėl ribas, vaiko nenorą mes nuvertinam, nepriemam kaip už tikrą. Tai šia vaikas, čia šūdas. O paskui stebėmės, kodėl mes bijom suaugusiems pasakyti ne. Bijom su savo artimiausiais žmonėms kalbėtis nuoširdžiai, atvirai. Suprantat, koks absurdas tai yra. Kai tai pražiūri, pramatai, nu viskas. Nėra kito kelio, jau ir aš tokia durna. Ir toliau va šitaip save gyvenime alinsiu, žeminsiu, ir nes kad tik būtų kitam patogiai, jūs kitiem nusispjau, net neįdomios. Jums iš kitų reikia tik jūsų patogumo, nuolankumo, paklusnumo, bet ne jūsų tikros ir gyvos. Niekam nereikia tikrų gyvų žmonių. Reikia paklusnių robotų. Vaikam, tėvam vaikų, vaikam tėvų, vyram žmonų, žmonom vyrų. Suprantat? Miegu su vyru ir bijau pasakyti ne, pavyzdžiui. Kaip aš bijau 16 metų. Pradžioj bijojau, ta prasme, mylėjusi savo vyrų iš kažkokios sugalvotos sušiktos pareigos, laužydamas savo psichiką, nervinę sistemą ar kūną. O kai pasakai, lieki nesuprasta, kalta, bandai su savim kažką daryti, rasti kažką tokio savyje, vėl trūkumas. Įsivaizduot, koks užburtas ratas, kokia čia nesąmonė yra. Bijai pasakyti, ne, nenoriu šiandien, faina, nes nejaučiu už tavęs, aš iš tavęs artumo, pavyzdžiui, vyrui, nejaučiu, tu manęs šiandien neapgyniai, neapkabinai, nepaklausai, kaip aš jaučiuosi šiandien, kokio tu sekso noriu. Moters seksas ne lovoje prasideda, jūs turit kiekvienam savo vyrui tai įaiškinti.
Moters seksas ne nuo lovos prasideda, moters seksas prasideda, kai vyras jai suteikia saugumo, kai jis ją gina, kai jis ją rūpinasi, va tada moteris net nereikės galvoti, jis skauda galva ar neskauda, aš noriu savo vyro ar nenoriu savo vyro. Turit, kad vyrų yra vienokia fiziologija, moterų kitokia. Ir turit vyram tai sakyti, kad mes ne vyrai, mes taip taip neužsikuria pamačius užpakalį papo ten stajakas. Taip nėra pas moteris. Ir mes bijom absoliučiai visko. Bijom gyventi santykiuose, kai mes jaučiam, kad jau viskas pakankamai. Jaučiu visų kūnų, kad nebenoriu. Nes užslopinom savo intuiciją, nebetikim ją. Nuvertinom, nes kažkada nuvertinom, mes patikėjom ir atidavėm savo galią. Kiekvienam vyrui, tėvam, broliam, seserim, giminėm, belekam. Visi tik nori kažką valdyti, kad tu būtum patogus. Tak už tą myliu. Niekas nieko nemyli. Aš jau šitas kartojau belenkiek kartų. Jis tik vaidina, kad myli. Bet čia tik išeina kažkoks nesusiderinamumas. Vienas nori taip, kitas taip. Ach, tu gyvatė, ach, tu taip, tu man suėdė į gyvenimą, tu mane sunervinai, tu mane tas. Tai kur ta tavo meilė dingogi, sakei, prieš ten dieną, kad myli mane. O dabar jau nežinau, pagal tave papjauti, užsmaukti. Tai kur ta meilė, tai kas čia per meilė iš vis yra, tai kokiam fantazijom gyvenam tada? Kokiais burtais tikim? Esam valdomis beleko, žmogus su prikrist smegenų, kaip aš nežinau, va. Jung žinias, jau žmogus viskas, jau Все, važiuoju. Ten kažkur kažką pasakė, все, pipiets, tavo psichika, tavo nervinė sistema, viskas, aleliuja. Net nesuvoki, kas vyksta, kodėl smegenis taip reaguoja, net neišsiaiškini su savim, kodėl iš vis turi tikėti šitų marazmų, šitų nesąmonių. Arba kažkas ateina, oi, man buvo taip ir taip, o tu žinai, man taip ir taip buvo. Oi, čia reikės daug sumokėti, oi, čia daktarai visi svolačiai ir tu eini su tokia intencija, įsivaizduok. Ir toliau tiesi kito žmogaus šūdą neši. Kurjeris toliau eini. Kitiem tada pasakojam. Tu žinai, vas sakė, ne, nieko čia nebus, čia jo, čia brangu, čia, aja, tu sto Marija, ką daryti. Ir visas pasaulis taip gyvena, įsivaizduojat. Kosmosas. Nebemokam kurt savo gyvenimo, bijom, bet kaip pasakyti, bijom pasielgti, nes bijom kažkokio nuteisimo. Bet reikia suprasti tokį dalyką, ir žmonės teisė iš nesuvokimo, iš visiško nesąmoningumo, nes patys sėdi programui, pats sėdi šūdė programų ir man aiškina, ką man daryti. Baimė sėjo toliau, man. Savo gėdą kiša tau, jum gėda. Ai, kaip gėda, kokia gėda. Čia tavo gėda, tu ją tiki, aš prie ko. Įsivaizduoja, tas žmogus pats tiki tą programą ir neša kitam dar. Vienamgi sunku nešti, reikia ir kitą su kitu pasidalinti. Tu taip nedaryk, nes gėda, nes tas, nes nepavyks, nes dar kažkas tai bus, nes savanaudė būsi. Įsivaizduojat, moteris. Ir paskui stebėmės, kaip šaibo mainos, visa sveikata, visa nervinė mūsų sistema, kūnas atsiranda beleko tenais. Ir vis tiek nematom, kūnas šaibo maina, vis tiek nematom. Vis tiek vaidinam, vis tiek dar bandom pritempti. Vis tiek bandom save kažkokią blogą padaryti, arba gerą kažkokią tai. Susimastykit, mergaitės, apie tai. Kodėl kitas mane gali valdyti, grubiai elgtis, žeminti mane, o aš dar turiu už tai kaltę jausti. Tai kur ta tavo meilė tada? Tu sakai myli, tai argi čia meilė?
Beprotnamis čia ne meilė. Aš tave mylėjau, aš tavim tikėjau, aš į tave ten dariau, investavau, dar kažką, būk mano tarnu. Įsivaizduojat, būk mano tarnu. Nes aš į tave dėjau lūkesčius, fantaziją savo. Negebėjimą pačią už save kaip žmogų prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, tave tarnu darau. Čia niekas nieko nedaro, tik vieni kitais tarnais daro. Sako, baigęs vergystę, tarnystę. Niekur jinai nesibaigė. Atėjo, pasakė man taip ir taip viskas, su, tikiu. Nereikia nei jokios ten ezoterikos, nereikia kažkokių ten burtų. Burtai kiekvieną akimirką. Sako, aš tą myliu, o už kitos dienos pašlana savo naudėtų. Tas pats burtas. Ir mūčinam, ir kankinam, ir bandom protų rasti kažkokį tai sprendimą, o jų nėra. Tik dar daugiau kankinamės. Net nepaklausiu savęs, tai palauk, kas, kodėl iš vis šituo tikiu, ar aš galiu iš vis netikėti, ką man padaryti dėl to. Esam kažkokie įkaitai, kitų savęs, bet kitų kaltinti negali, nes jie patys yra tokie patys įkaitai ir savęs, ir kitų. Ir toks va užburtas pasaulis gaunasi. Kai pradedi kurti savo gyvenimą, pradedi mokytis, klausyti va tos savo intuicijos, to savo jausmo. Aišku, kad tu būsi nepatogi čia milijardą procentų. Visi tave vadins visaip, visaip. Ir kad tu sektą kažkokią įstojai, kad tu ten, nežinau, savanaudę pasidarai, tau ant visų nusispjaut, tu tik tokia ir tokia apie save, tik tai galvoj. Su šituo moteris turėsit susidurti. Niekur nuo to nedingsit. Bet kito kelio nėra. Arba toliau būsit įkaitais kitų, arba mokinsitės prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Tai reiškia atsakomybę. Aš darau tai, ką jaučiu. Ir nedarau to, ko aš nejaučiu, to, ko aš nenoriu. Mokykitės iš savo vaikų, kai jie mažiukai. Ne. Sako, nu suvalgyk už mamytę, už drambliuką, už ežiuką, už viską. Vaikas aiškiai sako, ne, bet atrodo, jo mylimiausi tėvai turėtų jį palaikyti, bet jį kankina iš baimės. Tai tu nepadedi vaikui, tu užkrauni savo baimę vaikui, kad jeigu jis nepavalgys, ten kažko jam trūks kažkokių vitaminų, prisiklausę kažkur tai iš kitų mamų forumų, iš daktarų, iš poliklinikų, iš televizijos. Įsivaizduojat, koks yra absurdas. Nu tai tu, kad matyt, okei, nenori, viskas okei. Štai taip vaikas saugdamas jisai pradeda suvokti, rinkti savo intuiciją, jo aiškiai žino, ko jis nori iš gyvenimo, ko jis nenori iš gyvenimo. Bet tokie žmonės stiprus yra ir labai stiprus. Psichika nesužalota. Štai jį gyvenime daug visko nureikia, nėra tabų, nėra kliučių. Eina ir daro. O tie, kurie sėdi aukos pozicijoje, tai aišku, tiem atrodys, oi, šitie savanaudžiai, šitie tokie, tik pinigai jiem galvoj. Suprantat? Tai va, mergaitės, kaip čia viskas vyksta.
Sulauksit, tikrai sulauksit, busit nepatogios. Pirmą kartą busit nepatogios, aišku, kils ir jums, ir jūsų keisis, viskas turės ten kūnas persiprogramuoti, visą psichiką persiinstaliuoti, išeiti iš tų senų programų ir kūrėsi naujos mintis ateina, naujos programos, savo pasaulį pradedat kurti. Ir aišku, kad bus pradžioje ir nedrąsu, ir nesuprasit, kas vyksta su jumis. Tai yra normalus procesas. Normalus. Turit pasiruošti, kad tai, kas vyksta, yra absoliučiai normalu. Taip reiškia gamta, viskas. Tai eina suvokimas, plečiasi pati sąmonė. Nu, nustokit save kankint, drąsiai eikit tokia, jeigu šita dabar atėjo, gerai, reiškia, jau yra pasiruošęs jūsų protas, pasiruošęs jūsų psichika, pasiruošę viskas link to eiti. Gi pačios jau mato tą melą. Ir be abejo būsit pradžioje ir nuo jūsų atitols, ir draugai, ir pradžioje ir giminės, viskas. Tai yra normalu, paskui sugrįž. Viskas gerai. Kam reikės tas sugrįž? Nes kitaip nebus. Aišku, galite ir toliau sėdėti tenai ir vargti. Ir būti patogios, paklusnios. Bet tada neklauskit, kad kažkas su jūsų ir sveikata atsitinka, ir psichika, ir viskas pavažiuoja, iš kur atsiranda depresijos, vaistai ir visokie kitokie dalykai, emocijų užvalgymai ir absoliučiai viskas. Iš ten pat už tai, kad nesirenkat savęs, bijot. Bet pamatykit, kad tiesiog tai buvo išmokta. Bet tai nereiškia, kad turit gyventi visą gyvenimą. Tėvai nekalti tikrai, nes ir jie taip mokinosi, ir juos taip mokino, ir senelius taip mokino, ir čia net nėra ką apkaltinti. Nu tiesiog kažkodėl taip yra. Bijom, darbas jau viskas, jaučiat, kad jau visų vidumi jaučiat, kad nenorit, kad nemiela, kad nefaina, kad einat ir kankinatės. Bet bijot iš tų, kad girdėjot įsitikinimų, už tai, kad protas tokių programų įrašė, tokių įsitikinimų įrašė, kad vat jeigu išeisiu, tai ką aš rasiu geresnio, tai kaip aš išgyvensiu. Ir tada pradeda protas įkalbinėti, tada ateina mintis, tai gal vis tik tai viskas čia gerai, tai va liksiu, tai dar kažkas, tai dar kažkas. Tai. Pradėt kalbinėti ir toliau liekat, atrodo, lyg ir biškai atsigavot, bet toliau laiko einant ir vėl tas pats. Ir paskui kas, kojus atsako, dar kažkas susilaužo, dar kažkas atsitinka. Susitvarkot, nepamatyt, kad toliau varo, toliau sėdit, kankinate. Kitiems žmonėms viskas ok, jūs sąmonės, nu jie ir turi, pavyzdžiui, jie patinka tas darbas, jie kitaip neįsivaizduoja gyvenimą, viskas su jais gerai. Bet kai ateina jūsų tas vidinis pabudimas iš šitų iliuzijų, nesuprantat, kas vyksta. Turit mokytis mergaitės nuoširdumo su savimi.
Nuoširdumo su savimi. Iki juvelyriško nuoširdumo su savimi mokyti. Ką aš dabar jaučiu? Nenoriu. Kodėl nenoriu? Nes nepatinka. Tikrai nenoriu, pavyzdžiui, eiti į darbą, ne, ten tą nemielą. Tarkim, aš kaip pavyzdį. Tada ateina mintis, o kągi aš darysiu, aš prapūsiu, kodėl aš tai tikiu, kur aš tai girdėjau, ką aš galiu su tuo dabar padaryti. Ar galiu netikėti šitom sunkiom mintim? Jos net ne mano, aš tiesiog augdamas kūnas, protas įrašė jas. Ir aš dabar gyvenu kitų gyvenimus, kažkieno kitų pasakytais žodžiais, net nesuvokdama, kad galiu kurti savo pasaulį, savo ryšį su savimi. Todėl visą laiką kartuoju, kad labai svarbu pradėti kurti ryšį su savimi, klausyti savęs. Mokytis klausytis, pasitikėti tą intuiciją, tuo jausmu. Dievulis kiekvienam žmogui įdėjo tą vidinį GPS, kuris neklysta, kuris žino, kokiu keliu pasukti, ką daryti šią akimirką. Bet mes pripratom klausytis minčių, balsų, įsitikinimų ir gyvenam ne savo gyvenimą. Bet jeigu tu bandai pradėti gyventi savo gyvenimą, tu visiems šiurpai kyla, nepavydė, nes patys nesugeba dar gyventi savo gyvenimą. Bet jūs darykit toliau, nes jūs per jūs mokysis ir jūsų artimieji. Patikėkit tikrai. Pradžioje jiems bus nesuprantama, nesuvokiama, bet jie matys, kaip jūs lengvėjat, kaip lengvėja tas jūsų gyvenimas, kokios jūs ramios, kad jūsų nekabina įvykiai, situacijos, jūs tiesiog priemat viską taip, kaip yra. Blemba sakys, kur aš taip noriu. Ir sakys, tada labas papasakok. Bet pradžiai normalu, kad jie norės atsitraukti. Jam bus keista, nesuvokiama, bet netempkit, nieko netempkit. Niekam neaiškinkit, kaip reikia daryti. Susikoncentruokite save, darykit, kas jums norisi daryti. Mokykitės to švelnumo su savimi, palaikymo su savęs, draugystės su savimi. Tada ir artimieji norės jums tą pavyzdį ir ypatingai jūsų vaikai. Kas čia taip atsidūso? Aš, Margarita. Aha. Nu, gerai, pašnekėjau. Galite užduoti klausimų dabar, mergaitės. Kurį norit. Kokie klausimai jums kyla? Drąsiai. Šitas kanalas, mergaitės, čia yra jūsų grupė, jūsų kanalas, jums, kad ateitų, kad išsigrynintumėt, kad ateitų tas jūsų tas suvokimas, ne jums jo ieškoti. Leiskit, kad ateitų viskas išmintis suvokimas, kad nutiktų tiesiog. Aš noriu paklausti. Nu, Kaip sakai, iš savęs, iš vidaus, iš pajautimo, žinai. Tai va tas iš vidaus, iš pajautimo, man visą laiką norisi eiti, vat būtent, matau, vat sūnus nesivalo dantų, nesiprausia veido, man dabar atrodo viską daro, kas jam kenkia. Ir man iš vidaus ateina, eik, sakyk, eik, vat tu jį motyvuok, eik, sakyk. ne vidus Nors čia iš tavo. kitos pusės sakau, vat jo, o iš kitos pusės, va čia lyg ir protas kalba.
Nu tai kaip suprasti, kur čia atrodo iš vidaus, kur tas protas, nes nu atrodo, nu mane taip veda, aš noriu eiti jam sakyti. O iš Vien šono, ne, čia tikrai ne iš vidaus to o tai nesakyk. kaip Tu tą nori su... jį sureguliuoti, tu jame matai, kad su juo kažkas vyksta ne taip. Jo, kad aš Kai tau noriu... ramu, kai tavo, nes tu tikrai nerami, ne iš ramybės būsenos tai neįsakyt. Kol tu jam bandai įsakinėti, kaip reikia daryti, tai nėra iš pajūtimo tavo. Tai va Tu, čia dar labai sunku atskirti trūkumą, tą tu tokį. matai trūkumą. Na gerai, dabar užsimerk, Kristina. Mhm. Ir užduok savo klausimą, kodėl aš jam taip noriu sakyti. Garsinau čia. Taip, Kodėl aš jam taip noriu sakyti? Nu, aš bijau dėl jo sveikatos. Nu bingo. taip, Čia tai yra yra mano baimė, baimė. bet čia nėra čia nėra ta ramybės, bet tu užkabini jam savo baimę. Jo, aš bijau dėl jo ateities, dėl jo sveikatos. Tai Taip. va, čia ne tavo pajūtimas, ar čia tavo baimė yra. Tu kai užkabini jam savo baimę. Tu neramybė, tu nesuramybė ateini pas vaiką, o su savo baimė. Ir kaip despotų, kaip karalienė, mat, sakinėja, aš aukščiau tavęs ir aš žinau, kaip reikia. Aš dar svarbiausia Mhm. dar ir bijau, bet tau va paaiškinsiu, kaip reikia daryti. Ne, nu aš gražiai jam sakau, aš visada atrodo ramiai stengiuosi, aš suprantu, nes Neramiai. Ne. jeigu aš piktai, jisai tada Kaip iš jisai viso, reaguoja? Kaip jisai Kristina reaguoja? nu, jis priešinasi, jis nedaro, nieko Tai čia nedaro. neramiai, tai tu nesu neramiai energija, nesu taika atėjai pas jį. Tu su priekaištu, kad su juo kažkas yra ne taip, tu jo energijos tai neapgausi. Viskas Mhm. yra energija, tu neapmeluosi. Dėl to aš ir sakau, būkit nuoširdžius juvelyriškai su savim. Kodėl aš einu? Bijau, kieno ta baimė? Mano. Ir aš einu į tą vaiką su baimė. Jeigu matot pasipriešinimą iš vaiko, jūs tikrai pasėtėjot nesu taika. Ne iš ramybės būsenos. Ne iš draugiškumo. Jeigu tu prieitum ir pasakytum, sūnau, aš turiu baimę, aš bijau, aš prisikūriau savo galvoje baimės apie tavo ateitį, apie tavo sveikatą ir bandau užkrauti tau. Va čia būtų nuoširdumas. Ir tu pamatytum, jeigu tu tai pasakytum, kaip sūnus kitaip sureaguotų. Bet tu ateini, tu nepasakai taip, kaip tu jautiesi iš tikrųjų viduje, nors energija viską jaučia, energijos tu neapgausi. Dėl to tavo sūnus ir priešinas, ir priešinsis. Ir tu gali, ir čia su vėjo malūnais kovos, tu gali sakyti 10 metų tą patį. Tu tik tai nors prarasi ryšį ir santykių su savo vaiku. Jis nutols nuo tavęs. Jo, atrodo, norisi gero, bet išeina atvirkščiai. Aš suprantu, mieloji, kad norisi gero, bet ir aš suprantu, labai tave, mieloji, suprantu, kad šitas tiesiog modelis pergyvenimo yra uždėtas mums visoms. Ir mūsų mamoms jums buvo, ir jos mums perdavė. Mes toliau savo vaikam perdodam, jie savo perdavinės. Tai čia nėra dėl ko kaltinti savęs, mieloji, bet tiesiog reikia pamatyti ir žiūrėti realiai, kokia iš tikrųjų yra realybė. Ką aš sakau, bet kas jaučiasi viduje. Sakai vieną, apsimeti,
O tai mes nesąmoningai mokinam vaikus ir meluoti. Tada sako, vaikai mums meluoja. Bet tai netiesa, vaikai nemeluoja. Jie išmoko šitą modelį iš mūsų. Absoliučiai kaip mes išmokom savo tėvų, mūsų tėvai iš savo tėvų. Suprantat? Ir mūsų vaikai, mūsų vaikų vaikai mokysis iš jų. Jeigu tu ateitum ir sakytum, sūnau, blemba, žinok, prisikūriau, patikėjau mintim, baimė, čia mano baimė, gal čia mano sūnau, tu dėl to negal, mano baimė yra. Atsisėst ar nuoširdžiai pasikalbėti. Pasisodinti vyrą, tarkim, mane, tu mane gazdini, man baisu, kaip, pavyzdžiui, tu reikalauji, nes tikrai daug vyrų labai reikalauja iš moterų ten kažkokią pareigą atlikti. Būkit nuoširdžios, man baisu, mane jauku, kai tu taip darai. O kaip būna, ai nahu, ten užsisuka nugarų, ten pusę ten nešneka, ten savaitę dar kažką, paskui vėl lygtais kaip ir gerai. Ir ta melė sukasi visi. Todėl ir aš sakau, kad labai svarbu tas santykis pradėti nuo savęs, pradėti tyrinėti, palauk, tam būt dėmesį, ne protė, va aš šainu ir bijau, ten iš tų programų prisiklausiau. Bet ką aš dabar jaučiu, kodėl aš noriu jam tai aiškinti, kodėl, kas čia vyksta. Ir pamatai baimę. Štai čia tada būtų tikra. Jo, ačiū tau, Aleksandra, jau matau aš tą baimę. Baimė. Jo. Mhm. Pasidalink su savo vaiku, jis tikrai pakankamai jau tokio amžiaus, kur gali suvokti tai. Tik nežinau, kodėl taip elgiuosi. Bijau, prisikūriau, prisigalvojau, bet tai netiesa, nieko su realybė bendro neturi. Aš negebu prisimti atsakomybės už baimės, bet kraunu tau vaikę mano. Va, čia yra tada tikra, čia yra nuoširdu, čia yra tiesa, ta vidinė, va tas yra tas vidinis GPS. Tu tada pirmą kartą prisiemi atsakomybę už save ir tu rodai savo vaikui. Štai ką reiškia prisimti atsakomybę. Sakyt taip, kaip yra, ką aš jaučiu viduje, kuo aš tikiu, kuo aš patikėjau. Tada kurtus, jeigu žmonės visi taip kalbėtų, ne iš šitos, įsivaizduokit, ne iš šitos vietos, o bandytų kalbėti va iš šitos pusės, ne tai, ką galvoja, o tai, ką jaučia. Ir įsivaizduokit, jeigu visi taip šnekėtų. Rojus. Mes visą laiką kalbam iš čia. Abydos, dar kažkas, tai nepasitenkinimas, lūkesčiai, įsivaizdavimai, kaltinimai. Kalbam iš čia, bet o jeigu mes pradėtumėm bendrauti iš čia, iš šitos vietos. Vat stovykloje mes tą ir darysim, mokysimės grinai, kurios dalyvaus, mokysimės, grinai mokysimės jausti ir mokytis kalbėtis iš širdies, štai ką jaučiu, o ne štai ką žinau. Stipriai šiandien kalbu aš jau. Bet reikia, kad žinokit, kad atsičiūchint reikia, žinokit. Mes ir toliau gyvensim melu ir bandysim apgaudinėti save iš visų pusių. Tas apgaudinėjimas savęs labai brangiai mums kainuoja. Labai brangiai. Mūsų energiją, mūsų sveikatą, mūsų santykius su artimaisiais.
Blogų čia nėra. Jeigu tiesiog išmokt kalbėtis iš jausmo, iš širdies, ne iš proto, visai kita kalba būtų. Todėl aš jums kiekvieną sesiją mūsų susitikimo apie tai kalbu. Ir kalbėsiu tiek, kiek reikės. Tol, kol persijungs ten, pas jūs kas nors, persiprogramuos. Ir kiekvienai skirtingai, vienom taip, kitom taip. Niekada nežiūrėkit kaip kam. Kurkit ryšį su savimi. Nes nuo jūsų prasideda pasaulis. Jeigu jūs į save einat su taika į save, taika visam pasauliu. Jeigu jūs save palaikot, palaiko jūs visas pasaulis. Jeigu jūs su savimi draugaujat, draugauja ir visas išorinis pasaulis. Tai už tai taip svarbu kurti tą ryšį, tą mokytis, tą savo intuicijos, klausyti to savo jausmo, jeigu jaučiu, kad tikrai jau čia yra pabaiga, drąsiai išeinu iš ten. Arba būnu ten, kur tiesiog nebemiela man. Pabūkit, biškį tyliai, tegu integruojasi, dabar nusėda visas šitas, ką aš čia susakiau. Tiesiog pabūkit, užsidėkit visas rankas ant krūtinės, tiesiog prie savo širdies. Tiesiog pabūkit su savimi, tiesiog pakvepuokit.